Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, Raudonasis Lapinas, ir kadangi pagaliau turime 1.21.6 versiją ir turime tas nuostabesias mūsų skraidančias šmėklas, turbūt pakankamai daug dabar aktualūs pasidarė žemėlapiai ir tas visas keliavimas ir žinojimas, kur esi, tai aš pagalvojau, kad šiandien jums parodysiu, kaip pasidaryti žemėlapius, kaip žemėlapius pasidaryti ant sienos štai tokios. Ir dar vienas dalykas, tai kaip susižymėti vietas su pavadinimais be jokių pluginų ar modų. Tai jeigu ši pamoka patiks, būtinai paspausk mygtuką patinka, būtinai prenumeruok Redfox Cloud, na o dabar keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai, tai žemėlapiai. Tušti žemėlapiai pasigamina labai paprastai. Reikia tiesiog aplinkui apdėti popierium ir įdėti kompasą. Ir štai mes turim žemėlapį. Kai mes jau pasidarėm žemėlapį, kaip jį nusipiešti, tai tiesiog laikom rankoj ir bet kur spaudžiam dešinį pelės mygtuką. Ir kaip matote, žemėlapis nusipaišo ir štai atsiranda toks žemėlapis. Šitą žemėlapį, jeigu būtent pasidedam ant tokių, daiktų laikiklio, tai pavadinsiu, šiaip item frame'ų, tai gauname štai tokį gražų vaizdą. Kaip matote, čia mūsų žemėlapis, ten dar net nenuvaikščiau. Tai taip veikia tas žemėlapių pasigaminimas. Bet kaip dabar padaryti, kad visas tas žemėlapis gražiai būtų taip ant sienos? Tai dabar išmetam viską čia, išjungiam. Turim šitą žemėlapį. Sakykim, čia yra mūsų centras, mūsų bazė. Tai pasiemam šitą žemėlapį, jeigu turėjot taip užsikėlę, pasiemam žemėlapį atgal. Ir dabar turime keliauti į kelias skirtingas pusės. Vadinasi, čia kaip yra žemėlapis, į priekį dažniausiai būna ten šiaurė, kaip matot, yra toks pagaliukas, apačioj bus pietus. Vadinasi, jeigu mes eisim čia žemyn, tai mes eisim į šitą kvadratuką, į tą apatinį kvadratuką. Jeigu palei šitą eisim aukštyn, kaip matot, strelytę į viršų, tada eisim į šitą kvadratuką. Tai aš čiumpu savo skraidančią šmėklą ir mano šmėkla turbūt nuo manęs pabėgo. Ne, nepabėgo. Gerai, užlipau. Pasiimu žemėlapį ir pradžiai keliauju į apačią, nes matau, kad apačia man yra arčiausiai. Gerai, tai susitiksim tuojaus. Na ir kaip matote, aš jau beveik esu prie pat krašto, tai dabar iš lėto bandau keliauti į priekį. Kaip matot, kai išeinat iš savo žemėlapio ribų, pasidarot toks burbuliukas vadinamas. Vėl strelytė yra, vadinasi, aš dar esu šito žemėlapio ribose, o dabar į priekį pavažiuoju ir pasidarau burbuliukas. Ir kai tu pasidarai burbuliukas, tas baltas pasidaro, vadinasi, tu jau esi kitoj žemėlapio daly, kas reiškia, kad mes galim paimti vėl tuščią žemėlapį ir pasigaminti apatinę žemėlapio dalį. Aš jau beveik prie pat žemėlapio krašto, tai dabar, tam, kad mums pasidaryti tą kitą žemėlapį, reikia važiuoti ir kaip matot, pasidaro burbuliukas toksai. Tai mes dar truputėlį pavažiuojam jau po to burbuliuko ir bandom naują žemėlapį. Pasidarom, pasižiūrim, visiškai naujas žemėlapis, dar kažkokios nematytos vietos. Gerai, pabandom jį pilnai išsivalyti, kad žemėlapis pilnai išsipaišytų ir neliktų tuščių vietų, kad viskas susidėtų gražiai. Taip, tai sėkmingai grįžom į bazę. Ir kaip matot, čia mūsų pirmas žemėlapis, tai mes jį padedam. Štai turim pirmą mūsų žemėlapį. Ir dabar mums reikia padėti apatinį mūsų žemėlapį. Padedam žemėlapį. Ir kartais reikia pareguliuoti, kadangi čia viskas taip susilieja, tai tikrai sakyčiau gerai. Jo. Tai dabar liko tik tai užpildyti šitas likusias vietas ir susitikti iš naujo. A few moments later. Na štai, daugokai čia prisivažinėjom ir dabar jau turiu užpildytą visą žemėlapį. Tai dabar, kaip ir minėjau, kaip pasidaryti, kad rodytų, kur jūs esat. Tarkim, tarkim, gal aš čia turiu kažkokią tais, nežinau, specialią slaptą bazę.
Tai kaip padaryti, kad būtent toj vietoj būtų slapta bazė? Tam mums reikalingi, baneriai tie vadinami, neįsivaizduoju kaip lietuviškai juos išversti. Sakykim, kad vėliavos, tai pavadinsim vėliavom. Ir ką mums reikia padaryti, tai pasimti tą vėliavą. Tada nukeliauti prie mūsų to priekalas. Priekalas. Gerai. Ir tada įsidedam savo vėliavą ir pavadinam, pavyzdžiui, namai. Gal iš didžiosios pavadinsiu, suprašau. Namai. Taip. Pasiemam namus ir galima arba kažkur ją padėti, o jeigu, tarkim, nenorim, kad jinai čia kažkur mums matytųsi, tai tiesiog galima paimti ir įkast po žemę. Tai va, turim vėliavą padėtą, bet, kaip matote, ant žemėlapio dar nieko nėra. Taip yra todėl, kad reikia nusiimti tą žemėlapį ir su tuo žemėlapiu paspausti ant tos vėliavos. Va, kaip matot, paspaudėm. Dabar čia turim visą laiką namai. Galima pasimti kokios nors kitokios spalvos vėliavą ir pasidėti kur nors kitur, tai greitai aš jų čia prisidėliosiu ir jums tada parodysiu, kaip atrodo visas žemėlapis. Eternity later. Tai kaip matot, vėlgi šiek tiek pabėgiojau, padirbėjau ir va, štai čia turim namus. Čia turim pabaigos portalą, čia turim lavos šaltinį, tenais aukštai beržų miškas ir netgi turim tenais vandenyną pasislėpusi. Tai šitai paprasta yra, pasigaminti žemėlapį, jį užrašyti ir dar papildomai pridėlioti visokių tokių žymeklių, skirtukų, su kuriais tiesiog galėsite matyti, kur kas yra. Ir, bus arba labai puikus papuošimas, arba labai puikus, kur ten mano ta šmėkla nuskrido. Tiesiog žemėlapis, skraidytis ir žiūrėti ir nepasimesti be jokių papildomų modifikacijų ar pluginų. Tai jeigu pamoka patiko, būtinai paspauskite mygtuką patinka, būtinai prenumeruokite Red Fox Cloud, jeigu man žiūrite kur nors kitur, būtinai paspauskite širdelį ir sekite Red Fox Cloud. Ir su jumis buvo aš, Raudonasis Lapinas, ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!